Pagaliau dabrendo mintis nusipirkti suvirinimo aparatą, bet nežinai ką pasirinkti. Viskas gerai, tam esu aš ir šiandieną ketinu tau parodyti, ką pirkčiau aš iki 200, 500 ir 1000 eurų. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandieną ketinu jums pristatyti savo nuomonę, kokius aparatus įsigyčiau iki 200, 500 ar 1000 eurų. Tai noriu užbėgti įvykiam už akių, iš karto pasakau, kad tai yra mano asmeninė nuomonė ir šio video tikrai niekas neremia ar nieks neįtakoja mano nuomonės. Tai pradėkime nuo 200 eurų kategorijos. Už tokią sumą jums išeina AMAMA suvirinimo aparatas. Aš asmeniškai rinkčiausi Jasic arba Shermano gamybos, tai yra ganėtinai paprasti suvirinimo aparatai, bet jie dirba. Rinkčiausi nuo 160 iki 200 ampero maksimalios galios ir žinoma reikėtų atkreipti dėmesį į darbo ciklą. Tai kažkokių konkrečių modelių čia aš jums nepasakysiu, kadangi tikrai nemažai yra ir jie visi plius minus yra geri. Su Shermanu tik tai reikėtų pasiklausti pardavėją, ar tas modelis, kurį įsirinkote, negrįžta dažnai į garantinį remontą. Kadangi Shermaną gamina ne viena firma, ne viena gamykla, tai tikrai viena gamykloje kokybė yra geresnė, kitoje truputėlį prastesnė. Tai prieš perkant būtinai pasikonsultuokite su pardavėju. Tada už šią sumą dar galima nusipirkti ir MIG, net ne MIG-MAG, tiesiog suvirinimo pusautomatį. Ir ką turiu omenyje? Tai pats pusautomatis galės virinti tik tai savisaugia viela už tokią kainą. Su savisaugia viela iki 200 eurų turėsite tikriausiai labai paprastą aparatą, kuris galės jums dirbti tik tais retkarčiais. Tai tikrai nebus pramoninis dirbantis suvirinimo aparatas, tai bus įrankis, kuris iškilus kažkokiai bėdai galės jums padėti susiremontuoti vartelius ar kažkokį kitą metalo gaminį. Tai iš tikrųjų rekomenduoju, nerekomenduoju. Geriau dar truputėlį pasitaupykit ir pasiieškokit pusautomačio jau su papildomu dujų prisijungimu. Kitas dalykas, tai yra labai siūlyčiau netgi bėgti nuo kai kurių gamintojų, kurie parduoda pusautomatį už 150 eurų, kuris yra jau su dujų jungtimi ir ant kurio parašyta 350 amperų, nors tai yra vienfazis aparatas. Tai irgi, taip nėra, taip neturėtų būti, tad nuo tokio aparatų bėkite. Ir viskas. O dabar pereikime į 500 eurų zoną. Ir čia jau prasideda normalus pasirinkimas. Tai renkantis iš AMAMA, iš svarkių, tai čia jau atsiranda tokie gamintojai kaip ESAP, Jasic Evo linija ar Paton Eco linija. Tai tikriausiai galėčiau rekomenduoti rinktis kažkurį iš šitų trijų suvirinimo aparatų linijų, tai yra ESAP ROG, ROG, Jasic Evo ir Paton Eco. Kadangi tai yra tikrai ganėtinai kokybiški, gerai surinkti aparatai su tikrai žinomu ir geru vardu, kuris būtent ir yra žinomas dėl to, kad jų aparatai dirba ir yra kokybiški. Tai tikrai nusipirkę tokį aparatą galėsite dirbti, lieti ilgas siūles ir, manau, neturėsite jokių problemų ateityje. O dabar pašnekėkime apie MIG-MAGus. Kalbant apie pusautomačius, čia atsiranda tikrai geri variantai. Ir čia turime Jasic MIG 200, kuris taip pat, manau, daugiau pravirinę suvirintai tikrai žino šį modelį. Tai yra paprastas, vienfazis, bet labai geras suvirinimo aparatas. Forbi 200 ST Pro, kuris man asmeniškai labai patiko, kadangi už tą kainą, kiek jis kainuoja, gaunat labai gerą prekę, bei kiti Shermano modeliai. Kaip ir minėjau prieš tai,
su 200 eurų zona. Perkant Shermaną pasiteiraukit pardavėją, ar tas aparatas nėra iš grįžtančių į garantinį. Taip pat iki 500 eurų atsiranda ir tik suvirinimo aparatai. Jeigu ieškote AC, DC, tikriausiai teks nusivilti, kadangi išeina tik vienas kitas Shermanas ir aš asmeniškai jo nepirkčiau. Aš asmeniškai geriau pastaupyčiau, o iki 500 eurų pirkčiau gerą DC suvirinimo tigą. Kas man yra geras tigas? Tai aš asmeniškai pirkčiau Jasic 200P tigą arba Paton standard tig. Kodėl? Jasicas tikriausiai aplamai tapęs legenda tarp suvirinimo bendruomenės kaip geras aparatas, kuris dirba, kurį sunku užmušti, pavadinkim taip. Jisai tikrai tarnauja, jisai atlieka darbą, viskas su juo yra ok. Gal kiek prasčiau dirba prie žemesnių amperų, bet tai kalbu apie 10-15 amperų, kas paprastam vartotojui tikriausiai net neaktualu. Ir Patonas, tai Patoną rinkčiausi dėl jo surinkimo kokybės, dėl to, kaip gerai jisai yra pagamintas ir koks jis yra patvarus. Tai pavadinkim, kad Patonas tai yra ta plyta, kurios neužmušit taip pat, bei vienas kitas Jasicas, kuris taip pat pasižymi gerom savybėm ir gal truputėlį daugiau nustatymų nei kad mūsų Patonas. Ir dabar apie 1000 eurų. Ką galime nusipirkti iki 1000 eurų? Tai tikriausiai galiu pasakyti, kad čia jau yra tas aukso viduriukas, kada jums išeina tikrai neblogi, netgi atvirkščiai geri, o kartais net ir pramoniniai suvirimo aparatai. Ir pradėsime, kaip ir prieš tai, nuo AMAMA suvirimo aparatų. Ir čia jau turime labai gerus, tiesiog super pasirinkimus, tokius kaip EVM Pico, Kempi Menarch ir ASAP Caddy Arkai. Tai tikrai labai rimti pramoniniai aparatai, kurios nusipirkę. Iš tikrųjų, jos nusipirkę tikriausiai pamiršite visus kitus aparatus, džiaugsitės ir, nežinau, neturėsite kuom skūstis. Kadangi tai yra profesionalus, kurie dirba lauke, dirba atšiauriom sąlygom, nepatogiom sąlygom, puikiai veikia nuo prailgintuvų. Tai yra tam sutvertas aparatas. Tai tikrai rekomenduoju būtent visus šiuos 3. Pats asmeniškai jos esu išbandęs ir jeigu kažką galėčiau pirkti, jeigu iš tikrųjų turėčiau daug pinigų, tikriausiai visus 3 nusipirkčiau. Tikrai labai geri aparatai. Iš pusautomačių galėčiau pasiūlyti 3 suvirinimo aparatų gamintojus iki 1000 eurų. Tai aš asmeniškai tikriausiai rinkčiausi Jasic EvoMIG serijos aparatus. Jų berods yra 3 ar 4, aš esu keletą jų išbandęs ir jie tikrai paliko ganėtinai gerą įspūdį man. Tikrai labai fainai dirba, labai kokybiškai, labai švelniai lieja siūlę, tikrai super aparatukai. Sekančios, kurios rinkčiaus yra Paton ProMIG. Atsiprašau, už užsirašęs pavadinimus, tai kartais užmetu akį, kad nepamirščiau. Tai Paton ProMIG. Vėlgi, kokybė, surinkimas, tai yra plyta, bet jinai tikrai labai gerai veikia ir labai kokybiškai. Na ir paskutinieji Forbi HD linija, tai yra vėl keli MIG-MAX suvirinimo aparatai, kurie jau tas HD reiškia G vidutį, skirti darbui, skirti drožimui ir jie tikrai taip pat yra labai geri aparatai. Tai Jasic EvoMIG serija, Paton ProMIG serija bei Forbi HD linija. Na ir tik aparatai. Ir čia labai stipriai norėčiau rekomenduoti Jasic EvoTIG serijos aparatus. Tikrai labai stiprus, geras aparatas, turintis labai patogų valdymą. Kaip prieš tai minėjau, kad 200P aparatas dirba prastokai prie mažų amperų, Jasic EvoTIGas dirba labai gerai prie žemų. Tikrai labai fainas aparatas, labai man patiko. Ar pirkčiau? Tikrai taip. Toliau turime Sherman
Digitic serijos aparatus, taip pat geri aparatukai, daug skirtingų aparatų, tai manau tikrai įsirinksite savo patogų, tiek su potenciometrais, tiek su mygtukais, tiek su ekranais, tiek you name it. Visiškai vartotojui pritaikytas aparatas. Na ir Forbi 200 MX, tai vėlgi AC/DC aparatas, tikrai puikiai veikiantis, visos funkcijos, viskas mažiukas, lengvas, patogus, super aparačiokas. Tai šios 3 variantus aš asmeniškai galėčiau rekomenduoti jums. Dar vienas svarbus dalykas, ką norėčiau paminėti, tai labai brangus aparatas nepadarys tavęs geresnį suvirintoją. Jisai tik tai padės tau atlikti darbą patogiau, greičiau, na ir kokybiškiau. Tai, ką aš paminėjau prieš tai, tos aparatus, kuriuos vardinu, tai yra mano asmeninė nuomonė. Aš juos visus esu prabandęs, na, galbūt tik tai ne Shermanus, nes jų ten N variantų, bet tikrai didžiąją dalį aš juos išbandęs. Viskas su jais yra ok, jie tikrai visi dirbantis, geri aparatai, kurie man tikriausiai paliko kažkokį gerą įspūdį, jeigu dabar aš su jumis dalinuosi jų pavadinimais. Gal kažko nepaminėjau, gal yra ir daugiau tų aparatų, tikrai yra tokie gamintojai kaip Spartusai, gal nereikėtų aplamai prie aparatų dėti, bet Krafdelė, gal ir ten yra kažkoks vienas kitas variantas, tiesiog aš asmeniškai jo nebandęs, tai tikrai negaliu sakyti nuomonės, kurios nesu susidaręs pats. Dar vienas dalykas, turime brangesnių aparatų. Tikrai turim brangesnių aparatų, nuo 2000 eurų prasideda jau, kaip aš vadinu, pramoniniai aparatai. Jeigu turit pinigų, norit išleisti, norit turėti kokybišką aparatą, tikrai rekomenduoju lysti ir tą didesnę sumą. AVM-ai, SAB-ai, Froniai, tikrai labai geri kokybiški aparatai, bet čia gal aš labiau orientuojuosi paprastą vartotoją. Tai tikrai nepaminėjau tik dėl to, kad arba nesubandęs, arba tai yra labai pro lyga, kuri kainuoja tikrai didelius pinigus ir tiesiog iš šitus biudžetus jie netelpa. Na ir tiek būtų apie mano pasirinkimus. Tikiuosi video įdomus, tikiuosi padėjo jums bent kažkiek apsispręsti, kokią aparatą įsigyti. Jeigu turit kažkokį specifinį biudžetą, galite rašyti man į komentarus arba asmeniškai į elektroninį paštą. Tikrai pasistengsiu jums sudėti jums tinkamą, gerą suvirinimo aparato komplektą ar patį tik aparatą. Galbūt kažkur ir nuolaidą kažkokią rasim. Kaip ir minėjau, niekas šio video neremia, tai yra visiškai mano asmeninė nuomonė. Ir tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Pasubscribinkit mano kanalą, palaikinkit šitą video. Būtinai komentaruose parašykit, kokį pats naudojate aparatą, o galbūt koks aparatas buvo jums geriausias. Ir iki kitų kartų. Viso.